Labas vakaras, pagalvojau, kad reikia kelti ilgesnio formato video, daugiau kalbėti su jumis ir sugalvojau, kad pradžiai reikia pradėti nuo savęs pažinimo, kad tiek aš, tiek jūs augtumėte ir pažintumėme viens kitą, suprastumėm, ką čia veikiame ir kaip tą gyvenimą mums pavers laimingesniu, labiau aiškesniu turbūt, nes daugeliui žmonių kyla daug filosofinių klausimų, kodėl mes čia esam, kodėl mums čia reikia būti, kaip būti laimingams ir panašiai. Tai aš būsiu tas žmogus, kuris skleis šiek tiek gal tokią teigiamesnę aplinką jums ir sugalvojau, kad pradžiai reikia pakalbėti apie savęs pažinimą. Pasirinkau šią temą pačiai pradžiai, nes manau, kad kai mes save pradedam pažinti po truputį, pasidaro šiek tiek lengviau, galbūt jau matom šiek tiek to daugiau pasaulio, nes vis tiek mes gyvenam ir mes renkamės, mes sprendžiam sprendimus, viską darom ir esam su savim visą gyvenimą. Tai visiems žmonėms, kurie jau mane anksčiau pažįsta, sakau, kad be meilės savo tu esi niekas, be jausmų tu esi niekas ir tu turi išmokti jausti, tu turi išmokti mylėti, tu turi išmokti save žinoti, save svarbiausia mylėti ir tada mylėti kitą, kad jeigu eiti į santykius. Ir yra toks klausimas, jei tavo mintis būtų balsas, ar norėtum su juo gyventi? Pakalbėsiu šiek tiek apie tą savikalbą, sąmoningumą, vidinius balsus, kaip svarbu pamilti save, kaip svarbu nebematyti gyvenimo kaip kažkokią kritiką, kaip kažkokį blogą etapą, blogą dalyką. Blogų etapų niekada nėra. Mes norim dažniausiai liūdėti, mes dažniausiai pasirenkam būti kažkokioje emocijoje, mes, jeigu jau ta mintis atėjo, tai tegu jinai ir būna čia, bet mes visai galim valdyti mūsų mintis, mes galim valdyti savo pasirinkimus, sprendimus, mes visą gyvenimą patys galim valdyti, mes galim nuomonę keisti, galim jos nekeisti. Visas gyvenimas priklauso tik nuo mūsų ir tą mes turime ir suprasti ir žinoti. Sakant į tą klausimą, dažniausiai pastebiu, kad žmonės mėgsta savo sakyti blogus dalykus, galvoti apie save blogai, aš čia taip atrodau, čia jinai taip, kažkoks lyginimas su kitais. Kaip tą lyginimą su savim iš tikrųjų panaikinti, kaip jį matyti, kad mes esam visi skirtingi. Visi procesai pas kiekvieną yra skirtingi, kad nebūtų kažkoks lyginimasis. Suprasti gyvenime reikia, kad mes viską galim jame pasiekti, jeigu mes turime norą, užbrėžtą tikslą ir siekiamybę tam. Atrodo viskas sudėtinga, bet mes viską galim tikrai pasidaryti ir pasistengti ir išmokti ir taip toliau. Aš kart perspėjau kiekvieną mano video, kad viską, ką kalbėsiu, tai yra mano patirtis. Didžioji dalis yra mano patirtis ir antroji daly yra mano supratimas į tai. Aš esu čia, kad jums padėt, suprasti, kaip reikia šiek tiek eiti tą pusę, nes viską aš pati praėjau. Tai nėra, kad aš išgalvoju, tai nėra, kad aš noriu išgalvoti ir galvoju, kad galvot, bet aš tikrai noriu, kad žmonės jaustųsi geriau šiam pasauliu. Aš tikrai labai noriu padėti ir aš tikrai noriu, kad būčiau kažkam reikalinga. Atsakant į tą klausimą, jei tavo mintis būtų balsas, ar su juom draugautum, gyventum, tai dažniausiai žmonės atsakytų ne. Dėl to, nes jie turi savikritiškumo be galo daug, save mato kaip netobulą žmogų, jie nori idealizuoti save kaip tobulą žmogų. Pas juos perfekcionizmas yra kiekvienos dienos dalis ir jie gyvenimo kitaip nemato. Ir tai yra atėję iš vaikystės. Tas visas savikritiškumas, tas visas matymas save blogąją pusę, tai yra atėjęs iš vaikystės, kažkokios kritikos, patyčios, tiek šeimos kažkokioje vietoje, tiek mokyklose, iš draugų pusės ir taip toliau. Jeigu visą vaikystę žmogus turėjo pačią geriausią vaikystę ir niekada jam nebuvo niekas pasakoma, kad tu taip atrodai ir panašiai, žmogui niekada nebus tame dalyke komplekso, jeigu kol jis pats to neišsigalvos arba kol tam žmogui nebus kažkas pasakyta. Ką reikia suprasti? Reikia suprasti, kad niekada nebus tobulo žmogaus. Niekada. Visą laiką mes augam, mes visą gyvenimą mokomės iki pačios mirties. Mes mokomės, mes bandom, mes darom. Ir reikia suprasti, kad mes tiesiog tokie esam žmonės. Mes niekada nebūsim tobuli. Mes visą laiką kažką gal ir leptelsim, kažką padarysim to, ko neturėtumėm padaryti. Nes mes esam žmonės, mes visi klystam, mes visi darom klaidų. Ta reikia visada prisiminti.
Niekada savęs nekaltint, antroji taisyklė. Niekada nekaltint savęs, kas ir bebūtų. Tiesiog savęs klaust, kodėl tu tai padarėjai. Ką aš galėjau padaryti, kad aš nepadaryčiau to. Kaip aš galėjau to išvengti, kaip aš galėjau tiesiog to neįgyvendinti. Ir tiesiog reikia bandyti savęs klausti ir bandyti atsakyti tai. Nes be reikalo dalykų mes nepadarom. Visą laiką yra tam priežastis. Trečiasis dalykas yra labai svarbus, kad bandyt pažinti save šiek tiek. Ką galėčiau padaryti, kad taip nebūtų, ką galėčiau taip, kaip galėčiau jaustis geriau ir panašiai, bandyti analizuoti. Analizavimas savo minčių, savo viso gyvenimo yra labai geras dalykas. Mes suprantam, kodėl taip vyksta, kodėl mes esam tokie, kokie mes esam. Gyvenimas šiek tiek pasikeičia. Tu pradedi matyti kitai pasaulį, tu pradedi matyti, kad taip, tobulų žmonių nėra. Tas visas vidinis kritikas, jis iš tavęs tiesiog nyksta, nes tu pradedi analizuoti, kodėl tu kritikuoji. Žmonės dažniausiai pasirenka galvoti visą laiką blogąją prasme, negatyviai. Retai, kada žmogus galvos pozityviai, kad ieškos tų būdų, kaip iš to ištrūkti. Dažniausiai jie galvoja, kaip galiu dar vis labiau save pakritikuoti. Tai labai svarbus aspektas galvoti, kodėl aš taip darau, kodėl aš taip čia save kritikuoju ir kodėl man tai neneša jokios laimės. Mes niekada savo net nešim laimės, jeigu mes save kritikuosim. Matyti tą kritiką kaip augimą, o ne kažkokį blogą dalyką. Tai tas man faktorius, kad su savim kalbėtis, tai yra labai geras kelias į supratimą. Tiek savo, tiek kitų, tiek gyvenimo supratimą, kodėl viskas taip vyksta. Tai ta meilė jie apsilipina, kai tu savęs klausi, svarbiausiai nekaltini savęs dėl dalykų, analizuoji, bandai suprasti ir darai kažką dėl to. Dar vienas aspektas, kad nori nebekritikuoti savęs, nes žmonės niekada, jiems gerai pakritikuoti save. Bent jau daugeliui, kiek pažįstu žmonių, kad jie kažkaip pasikuria nuo tos kritikos, bet kai kurie pasikuria, kai kurie labai labai gęsta. Šitame video gal paliksiu tiek, kad žmonės susidėtų šiek tiek tų minčių, kad jiems šiek tiek pamastytumėt, pagalvokit, užduokit savo klausimą, jei tavo mintis būtų balsas, ar su jomis gyventum. Užsirašyk tas visas mintis, tą patį klausimą ir bandyk jį atsakyti, ar taip ar ne. Ieškok argumentų tam, pagalvok, kaip gali matyti gyvenimą kitą pusę be kritikos ir matytum gyvenimą šiek tiek laimingiau. Kuo mažiau kritikos, tuo didesnė tikimybė, kad jausies laimingesnis. Tikiuosi kažkam pagelbėjau, tikiuosi kažkas atrado ramybę šitam video ir man svarbu, kad žmonėms pasidarytų bent šiek tiek, bent dalelę geriau.